Sveiki, šiandien padarysiu pertrauką nuo NLP videos pasidalinti tai, kas mane visai vežia pastaruoju metu. Ir tai yra darbas su savo naratyvais. Nes mūsų kalba, tai, ką mes sakom kitiems ir savo per vidinį dialogą, tai įtakoja, kaip mes matom, jaučiam ir patiriam pasaulį. Ir tai viskas sueina į mūsų naratyvą. Tai užduok savo klausimą, kiek dažnai naudoji žodžius, kurie jūs gavote iš aplinkos, nes dažnai naudojama žodžiai kaip reikėtų, arba dažnai naudoti, paaiškinti kažką ir sakyti, bet kažką kito. Ir šitie žodžiai ypač reikia. Tai duoda naratyvą, kad yra kažkas laukia mūsų, kuris reikalauja, kad mes privalom kažką padaryti. Ir tai bet kada, kai kažkas sako mums kažką daryti ir mes to nenorim daryti, tai mes darom su skirtinga energija, negu kai mes tai norim daryti. Ir tai vienas pavyzdys to. Tai prieš keletą savaičių su Ieva kalbėjom, jinai minėjo, kad reikia išvežti dėžę į Rūsį. Ir mums nepatinka važiuoti į Rūsį vien, kad važiuot kažkur. Ir kažkaip pastebėjau, kad man nusigliūčino tas, kad reikia važiuoti, nes jeigu iš tos pusės aš nenoriu jaust, kad reikia. Ir pasigilinom ir klausim, o kodėl reikia? Ir pasirodė, kad jeigu norim, kad jurta būtų laisvesnė, kad daugiau erdvės būtų ir mažiau to nereikalingų dalykų, tai reikia nuvežti į Rūsį. Ir čia kas dažnai pasimeta, kai mes sakom reikia, mes pamirštam, kodėl mes norim. Nes kai pakeičiau kontekstą, kad reikia išvežti tą dėžę norint, kad jurta būtų laisvesnė, tai jau išeina iš to reikia ir grįžta atgal į tą nori. Nes nebūtinai aš norėjau važiuoti į butą, bet aš daugiau norėjau, kad jurta būtų laisvesnė. Ir labai dažnai visur šitas pasirodo mūsų gyvenime. Kitur toks pavyzdys, kaip mokytoja sakė, kad reikia duoti vaikams pavyzdį, nes jeigu tai nedarysiu, tai galiu prarasti savo darbą. Ir tai toks reikalavimas, nors jai tas nepatiko. Ir čia lygiai taip pat. Ji norėjo laikyti savo darbą ir pasirinko, kad duoti pažymius. Ir čia, kur grįžta atgal į naratyvą. Mes naudojam žodžius, kai reikia, tai mes kalbam, kad mes neturim pasirinkimo, kad mes bejėgiai ir tiesiog darom, kaip kiti reikalauja. O kai mes žiūrim atgal iš to noro perspektyvos, tai grąžinam atgal savo tą jėgą galėt pasirinkti, kaip mes norim savo gyvenime. Ir šitą naratyvo klausimas, tai eina daug giliau negu vien tik tokius paviršutiniškus žodžius, kaip reikia arba bet. Bet yra kitas pavyzdys, nes kai sakom, pavyzdžiui, kažkam kitam, aš labai dėkingas, kad tu man šitą padarei, bet aš blogai jaučiuosi. Tai tas bet kažkaip paneigia visą tai, kas atėjo prieš tai, vietoj to, kad sakyti ir aš labai dėkingas, kad tu tai padarei ir aš taip pat jaučiu kažkokį sunkumą dėl šito ar to. Tai jau kitaip negu tas bet, nes pastebėt galbūt, kur aš einu su šituo, kad šitokie žodžiai įtakoja, kaip mes galvojam, įtakoja mūsų jausmus. Ir tęsiant toliau su naratyvo, tai, ką mes mums sakom, kad nėra išeities, pavyzdžiui, kad grįžtant gal prie to reikia, kad taip kažkaip turi būti, tai mus įfiksuoja į kažkokį pasaulėžiūrą. Arba jeigu naudojam žodžius kaip žiauru arba šlamštingai
ar baisiai, tai šitie žodžiai irgi mus įtakoja, kaip mes žiūrime į pasaulį. Nes tie žodžiai, kuriuos mes naudojam, nuspalvina pasaulį, kur mes matom per mūsų akis. Nes grįžtant atgal į neurolingvistinio programavimo pusės, visa ta realybė, kuria laukia mūsų yra, mes jos nematom tokia, kokia jinai yra. Mūsų 5 jutiminiai organai priima signalus ir mūsų protas ištrina labai daug informacijos, apibendrina daug informacijos ir iškraipo daug iš tos informacijos, kad sukurti tą naratyvą, sukurti tą filmuką, kurį mes matom. Ir šitie žodžiai, kuriuos mes naudojam